Sveiki visi. Dar vienas epizodas iš Lietuvos, tačiau norėčiau papasakoti apie Ispaniją, nes nespėjau šito video epizodo įrašyti, kuris yra mano atveju, mano ne tai kad atveju, bet mano manimu yra vienas svarbesnių ir tai yra Ispanijos sportas. Apie jį būtų galima turbūt čia kalbėti valandas, bet aš taip pasistengsiu trumpai, glaustai, kiek įmanoma trumpiau apie tokius svarbesnius faktus. Ir apie Ispanijos sportą, be jokios abejonės, kaip ir minėjau, galima kalbėti itin daug ir jis užima labai reikšmingą vietą pasauliniu mastu. Tačiau pakalbėkime apie ispanų antrąją religiją futbolą ir apie krepšinį. 1964 metais Ispanijoje vyko antrasis Europos futbolo čempionatas, kur kaip tik Ispanija ir tapo čempionė. Dar tai padarė 2008 metais ir 2012 metais. 1982 metais 12 pasaulio futbolo čempionatas. Čia jau Ispanija neperkopė ketvirtfinalio barjero, vis dėlto čempionais Ispanijai pavyko tapti 2010 metais. Dar vienas yra labai svarbus faktas ir čia šiek tiek jūs jau matėte apie tai ir šiek tiek jau pasakojau, tai kad 1992 metais Barcelonoje vyko 25-osios vasaros olimpinės žaidynės. Ten Ispanija iškovojo iš viso 22 medalius, 13 aukso, 7 sidabro ir 2 bronzos. Lietuva ten pasižymėjo Romo Ubarto iškovotų aukso medalių vyrų disko metimo rungtyje, o krepšininkai iškovojo bronzos medalius. Turbūt visi, kurie esat vyresni, tą puikiai prisimenate. Ispanijos futbolo lyga La Liga yra labai aukšto lygio, nuolatos didžiulio susidomėjimo sulaukia Barcelonos ir Madrido Realo klubai. Tarp kitko, praėjusiame sezone Barcelona tapo čempionė, tai padarė ir pačiame pirmajame sezone. Čempionais jie yra tapę 28 kartus. Tikrai įspūdingas skaičius. Čempionų lygos nugalėtojais Barcelona yra tapusi net 4 kartus. Ispanijos ir Lietuvos rinktinių akistatos krepšinio aikštelėje tampa vienu įdomesnių renginių. Pavyzdžiui, Europos krepšinio čempionatų istorijoje Ispanija iki šiol sąskaitoje turi 14 medalių, 4 aukso, 6 sidabro ir 4 bronzas. Tuo tarpu Lietuva 7 medalius, 3 aukso, 3 sidabro ir 1 bronzas. Pasaulio čempionatų istorijoje Ispanija yra tapusi čempionė 2 kartus. Tai 2006 metais Japonijoje ir 2019 metais Kinijoje. Tuo tarpu Lietuvai pavyko 2010 metais iškovoti bronzos medalius. Eurolygoje Ispanijos klubams sekasi išties gerai, nes daugiausia kartų net 11 čempionais yra tapę Madrido Realo krepšininkai. Tuo tarpu Barcelonai yra pavykę čempionais tapti 2 kartus. Tai 2003 ir 2010 metais. Beje, Žalgiris čempionais tapo vienintelį kartą 1999 metais. Turbūt visi irgi gerai prisimenate šitą faktą. Ispanijos aukščiausia krepšinio lyga, Liga Endesa, yra viena iš stipriausių nacionalinių krepšinio lygų pasaulyje. Šiame čempionate Barcelona klubas yra nuolatos vienas iš favoritų ir šio čempionato čempionais yra tapę 20 kartų. Tai paskutinysis kartas, kaip tai buvo 2022-2023 metų sezone, kur Barcelonai vadovavo kaip tik mūsų Šarūnas Jasikevičius. Apie Ispanijos sportą, kaip ir minėjau pačioj pradžiai, būtų galima kalbėti labai daug, bet manau, kad ties to aš jau čia sustosiu. Ir daugiau informacijos, ką iš tikrųjų norit sužinoti, galite rasti internete, tikrai viskas ten yra pateikta, visko galima rasti. Tai va, bet šiaip tikrai įdomu pakalbėti apie Ispanijos sportą ir jis tikrai yra ypatingos reikšmės. Tai va, tai tiek iš esmės būtų apie Ispaniją. Aš dar galbūt reziumuojant vieną kokį video epizodą dar padarysiu ir čia jau bus pabaiga. Tai va, tai aš tikiuosi, kad visiems patiko ir linkiu sėkmės ir susimatom dar tokiam paskutiniam reziumuojamam video epizode. Tai sėkmės visiems ir iki.